Tai šiandien pagerinai sezono asmeninį rekordą, nedaug rūkų iki asmeninį rekordą, tai kaip sekėsi, papasakok, kaip esi patenkinta? Patenkinta, tai kad pasiekiau finišą iš tikrųjų, kad ir kaip banaliai beskambėtų. Iš tikrųjų tai buvo labai sunkios kojos nuo pat pradžių, bet vis mačiau po truputį, kad galiu kažką pagauti. Kaip ir žinome, čempionatos Europos ir pasaulio yra svarbi vieta. Aišku, kaip laikas būna irgi geras ir rezultatas, tai džiaugiamės dvigubai. Bet džiaugiuosi, kad pavijau dar kelias varžovės, aplenkiau, atidaviau tikrai viską, ką šiandien galėjau geriausiai, tai galiu pasidžiaugti dar vieną Europos čempionatą. O kokie tikslai buvo, ar pasiekti, ar ne? Iš tikrųjų, tai labai, kaip ir sakiau kolegams jūsų, tai kad labai būna karšti čempionatai. Tai kartais rezultato gero tikėtis yra labai banalu, bet džiaugiuosi iš tikrųjų priartėjusiu, nors ir nėra labai arti, bet šalia asmeninio rezultato ir sezono rezultato priartėti. Iš pradžių pradėjote lėčiau pagal rezultatus, atrodo, ir paskui pakilo tam distancijos pusė, iš kur jėgų atrado? Aš nežinau, sako, sensti, tai iš lėto tik įsijudini. Tai turbūt, kaip artėja man 30 metų, jau jaučiasi senatvė ir kad kojos tik iš lėto įsijudina. Tai turbūt mačiau, kad varžovės po truputį ne tai, kad gal lėtėjo, bet ir joms nelengva, tai gaudžiau ir kažkaip pagavau iki finišo vieną kitą. Į Europos čempionatą patekai tik po paskutinio reitingo atnaujinimo, kaip priėmėt šią naujieną? Iš tikrųjų, tai jaučiau, kad galiu dalyvauti, dėl to, kad buvau 64, atsiprašau tiek. Buvau 64 ir tikrai, kadangi olimpinės žaidynės vyksta, tai tikėtina, kad kažkam yra gal trauma, kažkas net atsišauks, nes norės olimpiadoje pasiruošti labiau. Bet iš tikrųjų gyveni tai tokiom emocijom. 50 ar 50 arba dalyvausi, arba ne. Tai toks pasiruošimas, galvoja, karšta bus, gal ir nenori dalyvauti, bet garbė yra atstovauti šalį, atstovauti Lietuvą ir atiduoti save kiek gali geriausią dieną. Neseniai startavai ir Kaune, ir Klaipėdoje, ar atspėjai atsistatyti ir kaip, ar tai buvo pasiruošimas šiam čempionatui būtent? Tai buvo labiau pasiruošimas čempionatui, aš tai labiau kaip treniruotės vertinu, nes norėjau prasibėgti kažkur tiesiog kitur greitesnės treniruotės, nes žinot, vienam yra kartais sudėtinga, bet Kaune džiaugiuosi irgi pagerinimas į trasos rekordą, kad ir kaip banaliai beskambėtų, vilties bėgime tam pačiam sudalyvavus irgi, tai kaip ir sakau, viena iš pasiruošimo dalių buvo, tai džiaugiuosi. Viename interviu kalbėjot, kad pagal pavardę turit kentėti, ar šiandien teko kentėti? Oi, tikrai teko kentėti. Nors ir turiu, kaip sakant, būsimą vyrą, bet jaučiu pavardė niekur nepabėgs. Teks imti ją mano pavardę. Šito neapsidžiaugs išgirdęs. Startuoji ir pusės maratono nuotolį ir maratono, kuri rungtis yra tavo artimesnė ir primtinesnė? Iš tikrųjų, tai man patinka maratonas. Maratoną, aišku, gal minimaliai reikia bėgti lėčiau, bet, žinot, tas lėčiau tai tik viena kita sekundė. Bet ir viena ir kita distancija tikrai yra savotiškai fainos, bet po maratono tu dar kitokią emociją jauti, tau didesnė tokia euforija atsiranda, tu žinai, kad labai daug kilometrų atkentėjai, tu žinai, tiek kalbi su savim, kad po to jau norisi kitais žmonėm pakalbėti. O pas maratonį, tai žinot, per pus mažiau reikia kalbėti su ir raginti. Šiais metais nepavyko patekti į Paryžiaus olimpinės žaidynės, ar ta olimpinė svajonė bus dabar pagrindinis tas tikslas ir planas ateičiai? Jeigu normatyvus sumažins olimpinės, tai gal ir taip. Ne, juokauju, nežinau, kaip ir sakau, svajonės mėgsta tylą, o pažiūrėsime dar. Aš senstu, o normatyvai kyla, tai nežinau. Praeitais metais bėga ir pasaulio čempionate, dabar jau antras Europos čempionatas. Kaip pati žiūri savo kreivę ir tobulėjimą? Iš tikrųjų labai džiugu būti tarp geriausių Europoje, pasaulyje, kai tu matai Europos čempionus šalia pasaulio čempionus.
tu gal jautiesi labiau lygiavertis, kad kartu nelyginiesi į čempionus, bet tiesiog, kad atstovauji kartu šalį kaip ir jie ir džiugu tarp tokių sportininkų būti ir pamatyti, kaip jie visą tai išgyvena, kaip startinės emocijos ir visa kita.